Apie auskarus pakalbėkime. Kur pirkot? Pati dariau. Pati? Geras. O dabar dar kuprinės momentas. Tiesiog kaip galvoju, einant tokį renginį, tai yra geriausia turėti ant nugaros kažką negu ant šonų. Nes labai mėgstu geltoną spalvą. Ir esat visą nuo galvos iki kojų geltoną. Ar ilgai galvojot, kaip apsirengti? 2,5 minutės. O iš kur jūs gavo tokią suknę įdomią? Persisiuvau. Iš ko? Iš mamos spintos. Iš mamos suknelės? Taip. Ar ilgai galvojat, kaip šiandien apsirengti? Nežinau, šiaip neilgai. Nežinau, tašelę, kad įsidėti telefoną. O jau pakvietėt merginų šok daug ar ne? Nu dar nepakvietėm. Taip tiesiog stebėjom iš toli. Rinkotės bliuzelę. O kodėl? Tokia labai gan seksuali iš tiesų. Buvau išsirinkus kitą, bet draugas liepė. Draugo prašymu? Nu jo, ne. Nu taip. Tai draugų iš tiesų yra kur akis paganyti šį vakarą, bet ne tik jam gano visi. Arba stebėjo žvilgsnį. Ne. Nu taip. Nejauku? Biški. O, bet gražu iš tiesų. Skara iš ties yra iššaukianti dėmesį. Kur jūs ją gavote? Pirkau. Kiek kainavo? 6 litai. Šiandien yra diskoteka, todėl apsirengiam taip kaip į diskoteką, kad galėtume atsipalaiduoti ir iki galo išsišokti. O dabar kaklo papuošalas čia toks įdomus, kas čia per papuošalas? Čia, kad nebūčiau pernelyg paprasta, tai teko užsidėti šiokį tokį blizgutį, kad neišsiskirčiau iš tų merginų. Nenorisi būti per prastai, todėl. Ir vaikinų dėmesio jau sulaukėt, pakvietė šokti jau ne vienas. Vis dėlto mes jau ne dėl vaikinų, o dėl savęs turim labai gerą kompaniją. Čia esi tik merginos. Ar kvietė kas šokti? Ne, čia ne, bet paprastai kviečia. O savą jį turite? Ne. Tai čia gal ir susirasite? Būtų gerai. O dabar žvaigždė. Prie raudono sijono ir blizganti taip. Nes jūs ir pati esat kaip žvaigždė. Ačiū. Kaip mokinukė, ar ne tokia? Nu taip, nes ir esu mokinukė. Kur mes čia būsim? Kur mes čia? Na, stilius priklauso nuo dainos, nuo nuotaikos ir nuo muzikos. Ir nelaisi kiek išgerti. Tokiam koncerte tai stilius nesvarbu. O kodėl jūs šlapės? Kodėl šlapės, nes čia koncertas. Todėl, kad reikia šokti. Eik išykti. Bus svarbu pašokti, pasitūsint, gerai praleisti laiką. Pavyzdžiui, ką galvojat, ką Mantas Petruškevičius pasakytų atėjęs į šitą renginį? Sakytų, ne kaip apsirengėmės. Koks tavo vardas? Dabar ties tavim. Žena! Božena, koks tavo ūgis?